Ką, sveiki visi. Sveiki visi. Su jumis ir vėl mes, Danielius Gabliūnas ir Augustas Šalkauskas. Tai laidoje Sekundantai, tai antra laida. Pirma laida praėjo visai neblogai, darėme spėjimus UFC 311. Kuris buvo sėkmingas. Jo, kuris buvo tikrai sėkmingas. Kaip pats vertini tą kardą, kaip tau atrodė, kaip kovos? Žiauriai daug netikėtumų iš tikrųjų buvo, žiauriai daug. Mes jau turbūt žinom, kad buvo 4 kovotojai su nuliais, kurie nulio nebeturi. Taip, tai toks upsetas buvo. Manau, kad turėsim, tam būtent šitam kardė turim patį didžiausią turbūt upsetą šių metų turėsim, tai Peytoną Talbotą. Kol kas aš nemanau, kad kas nors šiais metais aplenks, nes tokio didelio, kad toks didelis underdogas būtų laimėjęs kovą, tai nežinau. Paskutinį kartą mačiau turbūt, kai buvo Amanda Nunes, moterų kova viena buvo dar. Taip, prisimenu. Jo, tai va čia tokių tikrai vienas iš didžiausių upsetų. Tada kas daugiau? Aišku, Labai gaila, kad pasikeitė varžovas į Islamą, tai yra Curikianas. Labai gaila. Jo, nusiėmė nuo kovos, aišku, ten ta priežastis man tokia labai įdomi, čia gal buvo jo ta secret technika, žinai, Gal. nusimti paskutinę Aš dieną. manau, kad Curikianas per daug nynai rodė visokių bairių, dėl to pasitempė nugarą. Jo, gali būti. Tai žinai, gal tada greitai pereinam tada rezultatus, ką Jo, mes ten pereinam sakėm. rezultatus. Tai mūsų pirmą prelimo kovą tada Deriderio perkelė į mainkardą, tai realiai mes nuo mainkardo galim ir pradėti. Nu tai Derideris, kuris mums atnešė pinigų, tai Derideris prieš Kevin Hollandą, tai kaip ir tikėjomės pirmame raunde, užbaigė smaugimo veiksmų, iš nugaros pasmaugė. Labai džiugu, ačiū jam. Aš iš tikrųjų nesitikėjau, kad taip Hollandą bus lengva susikontroliuoti. Gal, kad Hollandas tikrai parodys didesnį pasipriešinimą, bet kaip mes išnekėm, žmogus išeina tiesiog turbūt pasimčekį. Taip, tai atrodė visiškai bevalis, nes, toksai, nežinau, net visai, užleidinėjo tos pozicijas, neparodė šis nieko, ko aš tikėjausi. Galvojau, kad tiesiog jis turėjo turėti planą, kad kovos stovėsinai, bet nieko nebuvo. Čia, žinai, čia jie abudu yra du juodi diržai, kaip ir, žinai, pagal tas statistiką. Jo, bet pamatėme, kad tikrai skirtumas buvo lygių, labai didžiulis skirtumas. Tada antras momentas buvo svorio skirtumas. Matėme, kad po sverimų Derideris labai daug svėrė. Tikrai ten 96 kg, o Kevin Hollandas tik 86. Manau, kad Hollandai šitą kategoriją yra per didelė. Tiesiog tie žmonės yra per didelį jam. Gerai, tada kita kova Almeida prieš Spivaką. Tai irgi mūsų buvo Čekija, tai labai nustebino Spivakas, padarė metimą, kontroliavo, bet Almeida vis tiek yra, kaip žinom, jiu-jitsu atstovas, padarė tokį iš apačios svipą, buvo viršui, tada jie atsikėlė ir tiesiog gerom bankiam uždaužė. Iš tikrųjų aš nesitikėjau. Aš manau, kad gal Almeida šiek tiek išmušė tas metimas iš vėžių, todėl kad Almeida, turbūt šiaip yra Almeida geresnis imtynininkas, manau, už Spivaką, bet tas metimas toks jausmas, kai pirmas tas pritrenkimas, jis toks atrodė šiek tiek pasimetę, jis turbūt nesitikėjo, ypatingai dar tokį dzudistinį metimą padarė, kur tikrai, aš manau, kad tikrai, nes jis toks ant žemės atrodė šiek tiek pasimetęs, toks, kas čia buvo, kaip čia taip man galėjo nutikti. Nes iš tikrųjų turbūt čia pirmas takedownas Almeidos bus, man atrodo, UFC. Jo, tai mano treneris gerai sakydavo, kad toks metimas, žinai, kur ant snarglių ten paėmė tokį, žinai, užkabinį ir užtraukė, tai realiai tokį ir užtraukė ten toks. Nu, bet nieko, mūsų čekis pasteisino, tai yra mes buvom pasirinkę 2 kovotus. Tai Almeida ir Derideris, jie pirmam raundui įrodė, kad jie geresni, laimėjo, mes taip pat laimėjom pinigų. Tada einam prie Prochazka prieš Hillą. Labai kova tokia, kur galvojau, kad gal daugiau kaip ir šansų turi Hillas, bet Prochazka parodė, kad jis kol kas yra kitam lygiai. Iš tikrųjų, šitą kovą man, pirmą raundą Prochazka akivaizdžiai laimėjo, siuntė į knockdowną. Ir iš tikrųjų, antrą raundą daug kas šnekėjo, kad Hillas kažką parodo, o man atvirkščiai atrodė, kad Prochazka tokį davė jam šiek tiek padirbėti, paskaitė kaip knygą. Realiai, man atrodo, vaizdas kovos buvo toks, kad Prochazka kontroliavo viską nuo pirmos akimirkos, kada mes turėjom pirmą gongą suskambėjo ir iki pačios pabaigos jis viską kontroliavo. Antram raundui, nors tas raundas buvo įvertintas Hillo naudai, bet toks, realiai Prochazka kažkokios didesnės žalos jisai pagal mane nepadarė ir Prochazka tikrai atrodė gerai. Jis atrodė kontroliuojantis padėtį, laikantis spaudimą, o Hillas atrodė net ir antram raundui, nors jis pataikys, atrodė pasimetęs. Atrodė, kad jo tą smūgiai neveikia. Nu, tai aišku neveikia, dėl to, kad, kaip žinom, Prochazkos gynyba yra priimti visus smūgius kakta.
Tai realiai suprato, Prochaska kad... man labai keistas yra Jo. žmogus, bet labai mane nustebino iš tikrųjų. Tikrai nustebino. Šitą kovą mane nustebino. Taip, tai vat, nu, vat ir kaip ir trečiam raunde, TKO, ground and poundas. Čia kaip ir mūsų pasirinkimas kaip ir nebuvo visiškai teisingas, mes galvom, kad Hilas atrodys geriau, bet Jo. norim, nežinau, pasakyti tokį dalyką. Pirmas dalykas čia yra mūsų nuomonė. Antras dalykas, mes nematėm svėrimų. Iš tikrųjų, vienintelis dalykas, kas labai, Hilas prastai labai atrodė kovos dieną, Ansvasikas atrodė normaliai, bet kovos dieną jis tikrai atrodė riebus. Taip. Toksai, nežinau, netrodė pasiruošęs kovai. Nei psichologiškai, nei fiziškai. Jo, fiziškai tikrai negerai atrodė ir tas, aš nežinau, gal ten toks jo kūno sudėjimas man labai kėlė klausimų, toks, žinai, tas gal, žinai, ten buvo tas ir pilvukas toksai neaiškus. Nu jo, toksai atrodė vandeningas. Jo, vandeningas, gerai pasakėjai. Ir gerai, tada perinam prie main evento kovos, tai Merab Dvalishvili prieš Umar Nurmagomedovą. Kova. Merabas tikrai parodė, kad jis yra kardio mašina. Merabas parodė, kad jis yra čempionas. Jisai yra čempionas, jis yra kardio mašina, jis kaip nuo pirmos minutės pirmo raundo pradėjo, taip ir penkto raundo paskutinę sekundę taip ir baigė. Tokiu pat tempu, tokiu pat kvepavimu, nu ten kosmosas. Mano nuomonė iš tikrųjų daug kas čia sakys, kad ta kova, Merabas tą kovą laimėjo. Iš tikrųjų, pirmus 2 raundus tikrai laimėjo Umaras, 3 raundas toksai buvo šiek tiek biški daugiau šito Merabo naudai, bet irgi toks raundas prie didelio noro tikrai buvo galima patraukti Umarui. Aišku, čempioniški raundai akivaizdžiai atiteko čempionui, bet čempionas nustebino, aišku, kardio geras labai, nustebino savo takedownais, kad sugebėjo tokio didelio meistriškumo kovotojui, kuris tikrai jie pasižymi labai tokiu geru ir takedownų defensu ir patys pasižymi labai gerojom imtynėm. Ir kaip aš minėjau, praeitoje laidoje čempionas už 3 su viršum reikia rizikuoti, nes ta prasme, čia mes tą ir pamatėm, kad čempionas, vis dėlto žmogus yra čempionas, jis turi vieną didžiausią strikų tam svorį. Umaras nėra toksai, ta prasme, jis nėra toks patikrintas kovotojas, kuo jis kovoja, kol kas kovoja tik tai su Cory Sandhagenu, kur tikrai laimėjo, viskas tvarkoj, bet kol kas jis nėra patikrintas. Merabas sutvarkė eilę kovotojų, kurie topai, kurie buvo vos ne pound for pound reitinguose ir taip toliau. Tarsime, jo pozicija yra beproto, tai tas pats Aldo, ko vertas, Piotr Janas, ko vertas, Omalis, kuris iš tikrųjų turi gerą ranką. Tarsime, beproto stiprus varžovai buvę. Tikrai taip. Nu ir ką, pagrindinė vakaro kova, kurie pasikeitė, taip, Sarukianas iškrito dėl kaip ir nugaros skausmų, bet aišku, ten daug yra klaustukų, kurių mes nežinom. Tai Islam Makhachev prieš Renatą Maikano. Aš ir taip laikiau Islamo favoritų, bet šitoj kovoje kaip ir pamatėm, kad Islamas yra iš vis kitam lygiai, grinai imtynių kitam lygiai, galima sakyti, nes vis tiek Maikano pats matė, kad užtaikė vieną, truputį toks buvo, nežinau. Aš atrodo, kad Islamas lyg ir paslydo, bet iš tikrųjų, jeigu taip paėmus tą kovą, aš pažiūrėjau tą kovą ir man atrodė taip, kad iki to momento, kol jie atsidūrė ant žemės, nes matomai Islamas nes Islamas ir padarė jam takedown, tai iki to laiko neatrodė blogai Maikano, atrodė, kad ir sekasi ir toj stovėsenai netrodė jisai tragiškai, tikrai atrodė, kad turėtų nupūst. Bet ne, atrodė viskas gerai iki pirmo takedowno. Jo, tai faktas, nes šiaip Islamo tas dar šiaukas, jis toks įdomus, jisai yra modifikuotas, žodžiu, ir jisai grinai riešo dalim smaugia ir dėl to Maikano negalėjo pasipriešinti, kažkaip išsisukti. Tai šiaip kardas tikrai labai geras buvo, puikus. Tai ką, UFC Fight Night, Adesanya prieš Imavovą. Vyks turnyras Saudo Arabijai. Labai gerų laikų. Jo, gerų laikų, tai galima visiems pasižiūrėti. Per GO3 ir šiaip galite kitur pasižiūrėti, nusipirkti transliaciją. Tai mes, kaip ir minėjome, mes aptarinėsim tada vieną prelimo kovą ir tada eisim prie main cardo. Taip. Tai išsirinkom su Augustu tada Šamil Gazievas prieš Tomas Peterson. Jo, tai Šamil Gaziev šiaip ganėtinai toks įdomus kovotojas, šiaip yra... Bazinis krepšininkas. Jo, imtyninkas. Jo, tai šiaip yra rusas, bet turi Bahreino pilietybę, tai čia... Standartiškai. Standartiškai dabar. Berods, jeigu aš neklystu,
Šamil Gazijevas yra IMF pasaulio čempionas. Tuo sekundėlę Jisai ne pasižiūriu. pasaulio čempionas, jisai Europos, Azijos ir Afrikos yra čempionas, bet pasaulyje jisai matau, yra kad- trečias lygęs ir Jo, matau, 2019 kad ir metais. Nekečiauk yra pralošęs. Kitam. Jo, jisai trečias yra pasaulio čempionate buvęs. Tai grinai apie Šamil, tai jisai iki UFC, jo beveik visos kovos yra baigusios nokautų. Beje, noriu paminėti vieną smulkmeną, kad Šamil Gazijevas yra kovojęs su mūsų lietuviu Pavelu, Jo, Dailys. su kuriuo Danielis irgi yra kovojęs. Jo, tai mūsų kova Tai buvo kaip ir grapplingo, jūsų tai... yra susidūrimas vis tiek kažkoks, tai jūs esi prisilietęs prie šito Jo, kovotojo. faktas. Nu, bet čia gerai, čia dabar ne apie tai, bet dabar apie Gazijevą. Tai pats Gazijevas, tai 34 metai, tai jau toks jau ganėtinai Subrendęs amžiuj. sunkiasvoris. Jo, subrendęs, mes žinom, kad tai yra sunkiasvorių pikas. Tai ganėtinai gerų fizinių duomenų kaip sunkiasvoris. Ir tas ūgis toksai 1,93 m, nepasakysiu, kad labai mažas. Bus ganėtinai aukštesnis ir didesnis už savo varžovą. Taip. Iš tikrųjų, man Gazijevas viskas su juo kaip ir gerai. Man pirmą kovą, kai jis gavo Budajų, kuris man šiai dieną atrodo Budajus yra toksai, tikrai netraukė FC lygio. Silpnokas varžovas, nes ir Orlovskis parodė jam tokią kovą, kur iš tikrųjų netgi buvo daug kas atidavė Orlovskį pergalę. Nors aš tuo momentu galvojau, kad Budajus turėtų pasimti jį. Gazijevas sutvarkė Budajų labai nesunkiai, bet sekančiai kovojo, kai mes gavom Rozenstraiką, kai Šamil Gazijevas gavo Rozenstraiką, man šiek tiek pritrūko jam charakterio, atrodė, kad kažkas blogai ten su akim, jisai kaip ir 5 raundų ir net nebeišėjo kovoti, nors raundai buvo 2-2. Tai tokio čempioniško pasiryžimo pritrūko ir imtynės pradėjo nebeit. Tai imtynės pradėjo neiti Rozenstraikui, kuris net nėra bazinis imtynininkas, tai yra kickboksininkas. Ir jeigu tau tokių problemų pridarė toksai kovotojas, tai šiai dienai mes turim Tomas Petersonas, kuris yra bazinis imtynininkas. Iš tikrųjų šitas žmogus paskutinį kovą atrodė labai neblogai prieš Muhamedą Usmaną. Rankos greitos, viskas ėjo. Pirmą kovą imtynės, aš skaičiu pirmą kovą UFC, kuris kovojo su Jamal Pauga. Tai gal man šiek tiek ta tokia kova, gal aš sakyčiau, biškai teisėjai padėjo Paugai, bet antroji kovoje jis tikrai parodė labai gerą lygį, parodė gerą boksą, kad jisai tvirtas, geras. Žodžiu, mane nustebino jisai, va taip pasakysiu, maloniai nustebino. Jo, tai Petersonas, žinai, kaip ir sakei, yra bazinis imtynininkas, kiek žiūrėjau, tai jisai Minnesotoj koledžiai yra imtyniavęs, žinai, jų ten vis tiek tas stilius yra ten Fox wrestlingas ir panašiai, tai jisai daugiau gal prie MMA yra pritaikytas, jis ganėtinai yra efektyvus. Tai ir tą parodom, kad jis vis dėlto neblogai gali išnaudoti, žinai, tą savo bazę. Šiaip, kaip ir sakei, ir boksuojasi neblogai visai, tos rankos. Jo, labai neblogos rankos. Man tik žinai, kai žiūrint, yra pavyzdžiui, tie sunkiasvoriai, jisai matosi, kad jis nėra tikras sunkiasvoris, yra toks pavalgęs. Vis tiek ir tokie riebalinė sluoksnio masė, žinai, tiek ryčių jis tikrai nėra didelis. Taip. Aš manau, būtų mažiau burgerių pavalgęs, būtų susireguliavęs mytybą, aš manau, kad galima būtų jam ir laidyti. Ir aš manau, kad jis ten tikrai būtų geresnius rezultatus parodęs. Taip, tai jeigu žiūrint taip, tai ką mums rodo lažybų punktai, tai už Šamil Gazijevą dabar matau koeficientas yra 1,26, už Petersoną 3,80. Tai yra visai nemažas underdogas Petersonas. Kokie spėjimai, kaip manai, Augustai, kas šitoj kovoje? Aš manau, kad šitoj kovoje turbūt ir nereikėtų imti laimėtojo, turbūt reiktų imti, kad trečias raundas prasidės, nes manau, kad Tomas Petersonas tikrai apsigins nuo Šamil Gazijevo. Aš manau, kad Šamil Gazijevas šitą kovą laimės, bet turbūt laimės taškais. Aš nemanau, kad jam pavyks užbaigti, nes Petersonas tikrai turi ir charakterio, plus 3 raundų kova. Gazijevas nėra ypatingai gerai kvepuojantas, Petersonas tikrai gerai kvepuoja. Neimčiau tikrai favorito už tokį va. Aš sakyčiau, kad tiesiog reikėtų pasimti, kad kova baigsis arba teisėjo sprendimu, arba kad trečias raundas prasidės. Mano toksai būtų. Čia nėra mano toksai pasirinkimas, čia yra mano toksai įžvalgos ir spėjimas. Tai spėjimas tavo yra, kad Gazijevas laimės. Manau, Gazijevas taškais. Aš manau, kad sutinku su tavim, kad Gazijevas tikrai gali laimėti, dėl to, kad jisai turi labai gerą patirtį, tai mes matėm ir MMF. Trečias pasaulyje būti ir Europos, Afrikoje ir Azijoje, likti pirmam, tai vis tiek, žinai, tas bagažas yra didelis ir žino, ką daryti.
Tai va, tai manau, kad jo, tikrai sutiksi su tavim, kad Gazijevas laimės. Tas Gazijevas turi labai rimtą komandą, su kuria treniruojasi. Tai va, jo, tai ką, einam tada prie Sekanti Minkardo. kova. Tai anonsuok, prašau ją. Muhamed Naimov ir Kan Ofli. Jo, tai Muhamedas yra iš Aišku, mes Tadžikistano. kuo puikiausiai suprantam, kam šita kova yra padaryta, tai tikrai yra padaryta Ofliui. Jo, iš vis, vat šiaip pasižiūrėjau grinai apie tą Naimovą, ne, vat pasižiūrėjau, kad jisai yra bazinis taekvondistas. Naimovas turi iš tikrųjų, mane labai nustebino kova jo su UFC debiutas, man atrodo netgi ant trumpo išėjo jisai kovoti, su Mularkiu, Jamie Mulark ir Jamie Mularkis tiesiog išjungė. Būdamas didelis underdogas, berods buvo 4 ir jisai Mularkį tiesiog išjungė. Tada labai nustebino Natalija Livuda sutvarkė. Tašnai tikrai ranką turintis bičas ir gerą imtynių bazę. Tašnai imtyniautis tikrai moka. Tai bet apie ką norėjau pasakyti, jo yra pati bazė, yra taekvondo, ne kiek žiūrėjau, jisai taekvondo yra jaunių Azijos čempionas, pasaulio jaunių čempionatų prizininkas. Tai kaip ir taekvondo, žinai, kuris gali ir imtyniaut kažkiek, ne? Tas, kuris užimtyniavo Natanėlį Vudą, kuris faktiškai buvo kažkada tai netgi kaip ir prospektas. Taip, žmogus tikrai turintis rimtą imtynių bazę. Tai va, tai žinai, tai su taekvondo bazė, kur dar gali ir imtyniauti, tai ganėtinai įdomiai. Ir tada eis kovoti prieš Kan Ofli. Tai kad žinom, kas yra bazinis BJJ juodas diržas. Tai tikrai nemažai yra laimėjęs kovų su submissionais. Kiek ten nemažai, ten jisai kovojęs, yra 11 laimėjimų, 3 pralaimėjimai, bet 5 iš jų yra submissionais laimėjęs. Tai žinom, kad yra TAFO 32 finalistas. Aišku, finale nelabai gerai pasisekė, antram raunde jį ten išjungė. Bet šiaip, ką galiu pasakyti apie Ofli, tai man atrodo, jis yra ir Bushido kovojęs. Ofis yra netgi pas mus mūsų federacijos Bushido čempionas. Čempionas, jo, kaip tik žiūrėjau šiandien tą kovą, visai analizavau. Jis yra mūsų Lietuvos Bushido federacijos čempionas. Žinai, toks ganėtinai, jisai man mažas pasirodė. Taip, man irgi, aš dabar važiuoju gabaritus, tikrai atrodo mažas. Jo ūgis tas nepasakysiu, kad labai, žinai, tas aukštas. Atrodo, lyg tai ir 66 svorio kategorija nėra labai aukšta, bet jis toj kategorijoje atrodo toks, nedidelis. Ūgis, nes, pavyzdžiui, varžovo dabar ūgis, ne, Muhammado yra 1,75. Tai skaityk, 1,75 m, ne, tai ganėtinai labai aukštas. Ir dar plus atsimink, kad tai taekvondo, tai tikrai laikys iš distancijos. Jo, ir Naimovas iš tikrųjų nelabai bijo imtynių. Jisai toksai pamušantis, imtyniaujantis žmogus nebijo nei imtynių, nei smūginės technikos. Nors, tarkim, su Mularkė imtynėse sekėsi prastokai, bet kažkaip su Vudu jam tikrai gerai sekėsi. Jis Vudą faktiškai imtynės ir laimėjo. Iš tikrųjų, aš manau, kad tiesiog Naimovas turbūt pervažiuos Ofli. Jo, nes tai Ofis, tai tikrai mačiau, kad nelabai stovi nuo takedownų. Aš manau, kad bus pervažiuotas. Jo, tai va ir, pavyzdžiui, ką mums lažybų punktai sako, tai kad ant Naimovo koeficientas yra 1,40, ant Ofli yra 3. Tai ganėtinai galima sutikti su bookmakeriais, kad koeficientas ir tikrai yra neblogas. Šiaip Naimovo su 1,40 tikrai, aš manau, jeigu sukombinuos statymą, galima rizikuoti. Jo, aš žmonėm galiu tą patį pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu norit renkat favoritą kažkokį, rinksitės tarp Šamil Gazievo ir Muhamed Naimovo, tai imkit Naimovą, nes ir koeficientas didesnis ir mačas atrodo gerokai patrauklesnis. Tai ką, einam tada prie kitos kovos, tai Ikram Aliskerov ir Andrė Munis. Taip. Trumpai, ką galvoja apie šią kovą? Iš tikrųjų, man Munisas nėra blogas kovotojas, blogas kardio, tikrai blogas kardio. Ikram Aliskerovas nieko, negalim kažką sunku apie jį pasakyti, nes jisai irgi kovas laimi labai greitai kol kas su UFC ir greitai pralaimi. Žinai, Ikramas šiaip yra 2 kartus Europos kovinio sambo ir 4 kartus pasaulio kovinio sambo čempionas, tai jis turi ką pasiūlyti. Bet iš tikrųjų Munisas irgi turi tikrai geras imtynės ir, pavyzdžiui, čianais aš iš karto galiu pasakyti, kad aš tikrai nesutinku, kad Ikramas Aliskerovas yra toksai didelis favoritas.
Tikrai nesutinku, nes Munisas tikrai nėra kažkoks tai, jis ėjo nesenai favoritų vos ne prieš Paulą Kreigą ir visus kitus kovotojus, o dabar jis eina tokiu underdogu jau. Čia žinai, čia dėl ko, pavyzdžiui, jeigu žiūrint į statistiką, ne, tai matosi, kad jo yra takedownų gynyba yra tik tai 40%. Tai tu įsivaizduoji 40% prieš 4 kartus pasaulio kovinio sambo čempioną, kuris presinguoja, kuris nebijo daryti metimų, tai aš manau, yra tame. Aišku, mes galim ten pasakyti, kad jis yra juodas BJJ diržas, kad jis ten gali apsiginti panašiai, bet kiek rodė, Paul Creigas tikrai susitvarkė. Aš manau, kad Paul Creigo mačas jam tiesiog kažkaip tą dieną buvo turbūt sėkmingos kortos. Aš manau, kad tas mačas iš tikrųjų su Munisu, tai jeigu mes darytumėm 10 mačų Muniso prieš Creigą, tai turbūt Creigas laimėtų tik vieną kartą pagal mane ir tai buvo tas kartas. Nes tiesiog jis pervažiavo jį. Kova atrodė kaip skirtingo lygio kovotojai. Taip, faktas. Tai kokie tavo spėjimai šitos kovos, kaip tu manai? Aš manau, kad sunku šitas mačas, tarp kitko norėjau pasakyti tai, kad šitos apskritai turnyras pakankamai įdomus pasižiūrėti, bet tokiem kažkokiem ryškesniem statymam ganėtinai sudėtingas, nes kai kur koeficientai tikrai nelabai atitinka realybės. Pavyzdžiui, aš pertrauksiu, Augustai, į Kramo, koeficientas yra 1,16, o Munizo yra 5,33. Tai visiems mylėtojams, mažų koeficientų, visą laiką atsiminkit Peytoną Talbotą. Tai gerai, tai tada kokios prognozės šios mūsų kovos? Aš manau, kad jeigu bookmakeriai kažką tai įdomaus duos, tai aš manau reikėtų imti raundų daugiau. Kad antras raundas prasidės, pusantro raundo daugiau, todėl kad Munisas ir Ikramas nepasižymi labai gerų kardio. Manau, kad Munisas turi gerą kontrolę, nemanau, kad Ikramas labai kažką ten ant žemės, tokio parodės Munisui, ko Munisas nėra matęs. Aš manau, kad Ikramas laimės šitą kovą. Galbūt kova nedais iki teisėjo sprendimo, bet manau, kad Munisas turėtų pragyventi pusantro raundo. Ir manau, kad čia bus tikrai geresnis pasirinkimas, negu imti Ikramo pergalę. Plus Ikramas daro problemų. Jis tikrai, pavyzdžiui, mes matėm kovų, kuris toksai nestabiliai smūgiuoja. Tos imtynės jo atrodo tokios, kartais atrodo nerangiai, skuba, pasimetęs. Tas pats su Vitekeriu. Jis atrodė pasimetęs kažkoks, gavo vieną smūgį, galvau, kur imti, kol tu nebandėjai imtiniauti. Mes visi žinom, kad Vitekeris tikrai nėra kažkoks super imtininkas. Kovos plano neturėjimas. Labai įdomus. Sakyčiau, pusantro raundo daugiau. Turbūt Aliskerovas laimės, bet už tokį koeficientą tikrai nerizikuočiau. Tu matai, tu mėgėjas esi ten tų pusantro raundo ir panašiai žiūrėti. Aš tai spėsiu grinai laimėtą, tai man taip atrodo, kad Aliskerovas tikrai laimės ir laimės kokiu techniniu nokautu arba bus ground and pound apačiai uždaužytas. Nes takedownų gynyba, kaip ir sakiau, Munizo yra tikrai yra prasta ir aš manau, kad to pasinaudos ir tiesiog ant žemės jį atlūps. Kaip mažą vaiką. Tik kad Munisas turi, takedown defensas nėra geras, bet Munisas turi neblogą kontrolę. Jį nėra taip lengva kaip užsikontroliuoti. Sakau, mes Ikramą realiai patikrins. Klausimas kaip, ar jis tikrai galės išjudinti, kai bus iš viršaus. Labai, iš tikrųjų aš manau, kad Ikramui po šitos kovos bus galima daug kas spręs. Pažiūrėsim Ikramo lygį. Taip. Nes kol kas jisai nieko gero negavo, o dabar gauna, nors jis yra didelis favoritas, žmogus yra buvęs topė, tvirtas, tuo pačiu gabaritais niekom nenusileidžiantis Ikramui, tikrai stiprus, fiziškai tvirtas, geras. Bus įdomu, bus geras patikrinimas jam. Tai ką, kita kova, Said Nurmagomedov prieš Vinicius Oliveira. Kaip tu galvoji, kaip tu šis tavo kova? Iš tikrųjų šita kova labai įdomi, nes mes turim Saidą, kuris yra geras smūgiuotojas, turintis be proto gerą giliotiną, tai turbūt pagrindinis veiksmas. Kad žmonės visi nepadarytų klaidingos išvados, Saidas nėra imtynininkas, kaip nebūtų keista, nors pavardė yra Nurmagomedovas, bet jis nėra imtynininkas. Ir Vinicius Oliveira. Oliveira kol kas aš negaliu labai kažko apie jį daug pasakyti, kovotojas geras, šiek tiek kelia nerimą, kad jisai sutvarkė paskutinėje kovoje, jisai laimėjo Rikį Simoną. Taip, mačiau. Šitas mane nustebino, nes Simonas tikrai pasižymė gerom imtynėm, tai reiškia,
Vincius Oliveira dar prieš tai laimėjo mūsų lietuvio Nailio Konikačausko bendraklubį, Bernardo Sopai, kuris praeitam turnyre dalyvavo, laimėjo. Iš tikrųjų, ta kova buvo labai apylygė, tiesiog Vincius Oliveira pataikė keliu ir tai buvo vienas berods geriausių nokautų tų metų. Nu, matai, šiaip Saidas Nurmagomedovas, kaip žinau, yra buvęs ACB čempionas, irgi 62 svorio kategorijai. Tai, nu žinai, čia vis tiek yra geras rodiklis, nes tu pats žinai, kad ACB tai yra, man atrodo, gal geriausia Rusijos yra organizacija. Dabar šiuo metu, man atrodo, ACA vadinama. Tai va, tai irgi tikrai, jo, imtynės ne Nurmagomedovo, kaip ir sakėjai. Jo, bet jis be proto gerai gynasi nuo jų ir iš tikrųjų tą giliotiną jis labai gerai gaudo. Kas bandė, prieš tai mes tarp kitko matėm kovą, Saido paskutinio kova bus prieš Gafurovą, kuri Gafurovas, man atrodo, padarė upsetą praeitam turnyre. Jo. Taip, jo, Gafurovas sutvarkė Nakamurą, o Saidas sutvarkė Gafurovą pirmam raunde. Tiesiog Gafurovas bandė intiniaut, buvo padarytas giliotina ir viskas. Žinai, su to Oliveira yra toks momentas. Šiaip jisai yra Contender Series nugalėtojas, kaip ir žinai, kaip ir minėjai, yra labai geras smūgiuotas, tikrai yra beproto geras smūgiuotas, gražiai tikrai jisai ir su keliais dirba, rankose tikrai, bet kaip ir sakiau, yra blogas takedownų irgi gynyba bloga. Kiek statistika, žiūrėjau, man atrodo, apie 47 ar 50%. Tai realiai parodo, kad tikrai nelabai gerai stovi. Plius, žinant, kad prieš Nurmagomedovą jo, čia mes sakom, kad Nurmagomedovas yra smūgiuotojas, bet iš tikrųjų, Dagestanas yra Dagestanas. Žinai, jie tikrai gerai stovi, jie tikrai labai gerai stovi ant kojų ir tikrai gali užmesti tą savo firminę giliotiną. Tada kitas momentas yra tame, kad Oliveira neturėjo tikrai tokio kalibro varžovo, kaip Nurmagomedovas. Tai čia realiai būtų tikrai labai geras patikrinimas. Tai važiuosim, ką duoda bookmakeriai. Bookmakeriai duoda už Saidą 1,53 koeficientą, tada už Oliveirą duoda 2,50. Tai toks, kaip ir Saidas yra favoritas, bet toks neužtikrintas. Nes Oliveira yra pavojingas ir mes nežinom, kaip ir bookmakeriai, kaip ir mes nežinom, ko iš jo tikėtis. Galimybių mes jo, nežinom. Jis tikrai kovotojas pavojingas, bet iš tikrųjų, čia dabar mes turim tokią labai įdomią šūtę boks, tokia bus įdomi tokia Muay Thai technika, prieš turbūt klasikinį tokį kaip ir kickboksą turbūt Saidas bus kažkas, nes Saidas tikrai labai techniškai gerai juda, lengvai juda. Vienintelį, aš tokį matau, kad Saidas gal šiek tiek nusileidžia gabaritais. Matau Ryčas tai faktiškai vienodas. 2-3 cm, žinai. Bet vis tiek svoris, kadangi nėra, ir Saidas šiaip nėra labai didelis kovotojas tam svorį. Jis nėra labai gabaritinis, didelis, aš manau, kad Oliveira bus didesnis už jį. Vienintelio dalyko, ko aš šiek tiek pergyvenu, kad Saidas klinčia nėra labai geras. Nes aš atsimenu, Jonathan Martinezas sugebėjo prisispausti Saidą ir pasidarė prispaudimus ir tą kovą laimėjo. Aišku, ta kova buvo tokia labai apylygė, tai įdomu bus. Įdomi kova. Tai tavo prognozė, tavo spėjimas, kaip manai, kas? Mano prognozė iš tikrųjų būtų, vis dėlto pasimsiu patirtį ir paimsiu Saidą. Aš tikiu juo, man jisai patinka, gerai, gražiai juda, geras kovotojas. Imsiu patirtį, imsiu Magomedovą. Tai žinok, aš irgi su tavim sutinku. Saidas, kaip ir sakiau, yra ACB buvęs čempionas, jisai turi begalę gerą backgroundą. Tikrai jau yra patikrintas. Tikrai, kai rusų esi patikrintas, taip pat supranti, kad tu ten gali tikrai jau laikyti save šitoj kovoj favoritų. Nes, kaip ir sakėm, kad Oliveira dar neturėjo tokio patikrinimo. Tai šiaip aš manau, su tokiu koeficientu 1,53 tikrai galima bandyti rizikuoti už Saido pergalę. Plius mane supranti, man dar tos Oliveiros blogas takedownų defensas, žinai, tas kelia nerimą. Jeigu jis kažkiek nors galėtų dar kaip ir geriau gintis, tai dar galima kažkaip būtų pasižiūrėti, žinai. Bet čia ta ir gynyba tokia negera, plius yra smūgiuotas, o pats supranti, kai smūgiuotas pakliūna apačioje parterį, tai nieko gero. Jo, bet Oliveira turi juodą džiudžitsų diržą, ko Saidas neturi.
žinai, kol kas dar nebuvo. Pažiūrėsim, labai įdomi kova, nes aš tikrai Saidų nenuvertinu, nes aš manyčiau, kad Saidas gal nėra labai kažkoks, pažiūrėsim imtynės, gal jisai panaudos, gal mes pamatysim imtynės, bet mes žinom, kad Saido giliotina tai yra tikrai labai gero juodo diržo lygio. Suprantate, vat vienintelis, kas vat žavi Oliverui, tai yra jo statistika, kad yra 16 kovų laimėjęs nokautų. Nu, teikio nokautai, žodžiu, tai 16 kovų. Jo, bet... Tai čia parodo, kad tokiam svoris turi labai stiprią ranką. Jo, bet vat, kaip ir Danielius vat sako, kad iš tikrųjų va čia labai įdomu, todėl kad Saidas yra labai techniškas smūgiuotis, aš manau, kad turbūt bus Oliveiros pas techniškiausias. Ir Saidas labai gerai kontratakuoja, gerai gaudant kontratakų. Jeigu taip, kaip pavyzdžiui, šoks ant Saido keliu, taip kaip šoko ant Sopaus, tai aš manau, kad kova baigsis ne Oliveiros naudai, nes turbūt Saidas jį tiesiog pagaus. Taip. Labai gera kova. Iš tikrųjų labai įdomi kova, labai geras matchupas ir toksai, pažiūrėsim, kas eis toliau. Ar Saidas užsitvirtins topę, ar Oliveira pakeis jį. Gerai, tai ką? Einame dabar prie kitos kovos, tai bus Sergej Pavlovič prieš Virginio Rozenstraiką. Jo, Virginio Rozenstraiką. Nu, tokių dviejų gigantų kova, galima sakyti, abudu su sunkiais smūgiais. Labai sunkiais. Sunkiais. Pats Pavlovičius, aišku, kai atėjo į UFC, pradėjo nuo pralaimėjimo prieš Overimą jo, bet po to 6 pergalės nokautų pirmam raundui. Įspūdinga, tikrai, man atrodo. Labai įspūdinga, iš tikrųjų. Man atrodo, pirmas rusas, kuris turėjo va tokį vinstryką. Baltasis Ngannou. Jo, Baltasis Ngannou, iki tol, kol susitiko su Spinaliu ir vėliau su Volkovu. Tai va, tai aišku, Rozenstraikas irgi labai geras kickboksininkas. Kaip tik pasižymėjau jo statistiką, tai 76 pergalės, 8 pralaimėjimai kickboksą. Tai parodo, kad irgi turi labai stiprią ranką, gali išjungti žmones. Pavojingas žmogus. Iš tikrųjų, Rozenstraikas netgi yra pats prašęs kovoti su Ngannou, tą kovą pralošė labai greitai. Nu, bet ten, žinai, ten toks, lygtai jis ir pataikė ir Ngannou porą smūgių, bet to neužteko. Neužteko, nesustabdė. Bet, vat, iš tikrųjų, vat, pirmas dalykas, kas, vat, taip žiūriu, abiejų statistiką, labai puola į akis, iš tikrųjų, turbūt Danieliui taip pat. Ryčas, jo. Ryčas. 15 cm Pavlovičiaus rankos bus ilgesnės. Žinai, čia labai daug. Tokia ranka kaip neandertaliečiai iki kelio, žinai. Ir iš tikrųjų iš toj kovoje, aš iš tikrųjų man, vat, knibžda nuojautų, Danieliu, vat, aš taip vat žiūriu tą kovą ir Sergejus Pavlovičius be proto gerai boksuoja, ne? Taip. Bet jis yra graikas romėnas imtynininkas. Jo, jisai žiūrėjau, man atrodo, buvo 3 dabar Rusijos čempionate, buvo 3 pagal graikų, po to vis dėlto nesugebėjo jis ten prasimušti tą rinktinę, tai vat nuėjo į MMA kovas, treniravosi sambo, tai vat ir visai neblogai gerai sekėsi ir labai tikrai, kaip bebūtų keista, kad imtynininkas turėtų tokias stipres ir greitas rankas. Ir labai techniškas. Ir techniškas, jo. Iš tikrųjų, tie vat, iš tikrųjų, rusai kovotojai pasižymė imtynininkai, pavyzdžiui, tas pats vat, vadinamas Nemkovas, jie pasižymė labai, imtynininkai pasižymė be proto gerą smūginę techniką. Tokia bokso mokykla labai gera. Klasikinė labai gera technika. Taip. Iš tikrųjų, man tas labai stebina, nes aš nežinau tokių žmonių, kurie yra sakę, manęs net klausė po kovos, ar Nemkovas yra boksininkas bazinis, sakau, ne. Jis yra imtynininkas. Ir Pavlovičius lygiai taip pat be proto gerai boksuojantis. Tai kokios prognozijos, kaip manai, kas šitoje kovoje bus su pakelta ranka? Man iš tikrųjų nuojauta knibžda, kad Sergejus Pavlovičius, kadangi eina 2 kovų pralaimėjimų serijos. Ir jisai rizikuoti nenorės. Mes abu suprantam, kad su Rozenstraiku smūgiuotis būtų neipatingai protinga. Bet žinok, man atrodo, kad Pavlovičius neipatingai protingai pasielgs. Aš manau, kad jis jau nebegali rizikuoti, nes 2 kovas pralošė. Bet žinok, man atrodo, kad vis tiek jisai eis, bandys panašių principų kaip Ngannou, kas ką išjungs. Aš tikiuosi, kad jis taip nedarys, bet aš manau, kad jisai čia pritaikyt gali imtynės ir iš tikrųjų jam tai pasiseks. Aš manau, kad jisai jį vers ir ant žemės gali uždaužyti, nes mes matėm, ką padarė Almeida su Rozenstraiku. Tasme, Rozenstraiko, jeigu Rozenstraiką parvertus ant žemės,
tai jis tiesiog yra beginklis vaikas. Taip. Ir supranti, ir pavyzdžiui, žiūriu dabar į koeficientus, tai už Sergejų Pavlovičių duoda 1,33, tai yra tikrai didelis favoritas, Taip. o už Rozenstraiką 3,33, žodžiu, 3 trejetai. Tai va, tai aš manau, kad koeficientai, pagal mane koeficientai yra geri. Aš gal atsakyčiau, kad kadangi sunkus svoris, abu sunkiai mušantis, aš gal šiek tiek už Pavlovičių duočiau daugiau. Gal 1,4, 1,45. O šiaip tai jo, sutinku su šituo dalyku. Nes, pavyzdžiui, mano prognozė, aš sakau, aš manau, kad Pavlovičius tikrai paims, nes jam reikia reabilituotis, kad jis galėtų vėl įeiti į tą pergalių kelią. Vis tiek dar jis yra jaunas, palyginus šitam svoriui, jam tik tai 32 metai, bus 33, o Rozenstraikui, man atrodo, šis metas jau 37. Ir Rozenstraikas mus daugiau atliekantis toksai jau kaip goalkeeperio, ne, tokia rolė, jis daugiau toks tikrinantis prospektus ir jisai duoda keliais, toksai pas mus. Aš manau, dar kelios kovos ir jisai vien tik dėl čekių išeidinės. Jo, aš manau, kad Pavlovičius šiai kovoje bus labai motyvuotas, plus automatiškai mes pas mus daug kovoja rusakalbių kovotojų čia nais, kova vyksta. Turės savo palaikymą, taip. Bus labai daug palaikymo, aš manau, kad Pavlovičius šitą kovą turi laimėti. Jo, tai šiaip mūsų tada prognozė, jo, tai va, Pavlovičius laimės. Ir ką, main eventas, Šara Mogamed, Šara Bulet prieš Venom Page'ą. Jo, Venom Page'ą. Michael Venom Page'ą. Taip, kova tarp dviejų elitinių smūgiuotojų. Tikrai abudu parodė, vienas gal parodė daugiau, gal kai buvo pykę galima vadinti, kai kovojo Bellatore. Ten 17 pergalių, 2 pralaimėjimai, bet tos pergalės buvo aišku prieš neaišku kokius varžovus palyginus kokio lygio buvo, bet pergalės buvo tikrai įspūdingos, tai yra iš taekwondo elementų, greitis, staigumas, bet koks buvo. Bet pats įdomiausias faktas tai, kad jo šeima irgi kovotai. Tėvas yra kickboksininkas, o mama propagavo Ušų Sanda. Čia mes šnekam apie Page'ą. Page'ą, jo, žinau, kad Page'o tėvas yra berods netgi treneris. Jo, jisai, kickboks ir, kas įdomiausia, ir mama, kaip bebūtų keista, irgi buvo sportininkas. Aš dabar irgi žiūriu šitą kovą, abudu kovotojus gerai žinau, Venom Page'as iškis skaitėsi vienas geriausių kovotojų už UFC ribų. Taip. Iš karto, mano pirmas pastebėjimas, ir žiūrovom tą patį pasakysiu, tai svoris. Jie kovos už 84 kg, ko Page'as dažniausiai nedaro, nes Page'as pas mus yra dažniausiai 77, jis kovojo su Ian Gariu, kovojo su Hollandu, jisai kovojo 77 kg, dabar jisai kyla viršun, kova vyksta Abu Dabi ir jisai kovos prieš kovotoją, kuris kaip ir vietinis. Jo, tai Šara Bulet, pats supranti, kilęs iš kur? Iš Pop MMA? Taip. Pop MMA, žinai, vis tiek tenais buvo tokios savotiškos taisyklės, bet iš tų savotiškų taisyklių jisai adaptavosi prie tikrai gero UFC kovotojo. Tai va, ir kai matėm, paskutinis jo double backfisto išjungimas Petrosiano. Iš tikrųjų mane nustebino. Tikrai. Aš galvoju, kad Petrosianas yra Rusijos Muay Thai čempionas, sporto meistras. Taip. Tikrai galvojau, kad parodys ir Petrosianui sekės visai neblogai, bet Šara Buletas matomai yra toks kaip Jiri Prohaska lengvai nenuspėjamas. Taip, faktas. Šiaip, kas man patinka Šara Buletą, tai kad yra 12... Šukuosena piratas be vienos akies. Bet šiaip, kad rankose turi tikrai gerą jėgą, yra 12 nokautų laimėta, tai 80% savo kovų yra užbaigęs nokautais, tai iki tik tai 3 kovos decisionų. Tai... Aš irgi šiek tiek Šara Buleto esu ir matęs kovų ir domėjausi visą kitą. Dar vienas dalykas, Šara Buletas yra beproto aktyvus kovotojas, aktyvus tuom, kad jis labai daug smūgių išmeta. Taiklumas jo yra labai geras ir labai daug smūgių išmeta jisai. Jisai sumuša berods apie 6 su viršum smūgius per minutę, kas UFC standartas yra, kad jūs įsivaizduotumėt, vidutiniškai kovotas muša po 4, tai jisai muša 2 daugiau. Tai faktiškai jį permušti taip yra pakankamai sudėtinga, jis labai
Bet ir yra vienas blogas dalykas, nemažai praleidžia. Jo, jisai ir praleidžia nemažai, bet dabar jeigu taip dar grįžtant prie kovotojų analizės, tai reikėtų dabar įvertinti, pavyzdžiui, kieno yra imtynės geresnės. Kaip žinom, Šara nestovi, gal irgi nėra patikrinta, supranti, ar jisai gerai gynasi, ar blogai gynasi, neaišku, supranti. Ten, kur buvo popė MMA, žinai, ten, žinai, ten daugiau vis tiek yra šou, ten niekas nelabai ten tikrin, žinai, kaip ten jie imtyniauja ir panašiai. Tai tas kelia klausimą, pavyzdžiui, iš Peidžo pusės, žinau, kad ir mačiau, kad jisai... Peidžas turi kovų laimėjęs submissionais? Jo, yra submissionais laimėjęs, taip pat jisai grapplingo eventuose įvairiuose dalyvauja. Tai kad jisai, žinai, tuo momentu save tobulina ir tikrai aš manau, kad galbūt Peidžas bandys padaryti tik down. Ir nepamirškim to, kad berods, jeigu aš teisingai atsimenu, Peidžas kovodamas su Ianu Gariu, man atrodo, jis buvo netgi viršui vienu momentu. Buvo. Tai sakau, jis net prieš Garį, kuris parodė imtynės, kai Garis su Šafkat Rachmonovu parodė tikrai neblogą lygį. Tai kaip ir manau, kad imtynėse turėtų būti geresnis Peidžas. Plus Peidžas turi daug patirties, čempioniškos patirties. Čia tas, ko jau taip paprastai neįgysi. Čia, žinai, kaip pasakyti, yra du niuansai su Peidžu. Tai yra pirmas yra amžius, todėl kad jam bus šiais metais 38 metai. Tai ganėtinai, žinai, jau yra tikrai suaugęs, jau brandaus amžiaus kovotojas. Antras momentas tai, kad jisai iš 77 kg kyla į 84. Jo, čia yra nebūdingas jam svoris, įdomu, kaip jis šitam svorį judės. Klausimas, ar fizinių duomenų užteks irgi. Čia, žinai, vis tiek 77-84 tai yra nemažas... Kokia bus masė, ar ta masė bus teisinga? Tai įdomu, kiek jisai svers po sverimų, žinai, kitą dieną, kiek priaustų svorio. Tai spėjimai, Augustai, kokie? Pasirinkimas, ne? Įdomus iš tikrųjų pasirinkimas. Man Šaramagomedovas neypatingai patinka kovotojas, nebūsi labai objektyvus, bet aišku, aš suprantu, kad kova yra padaryta jam, bet už tiek, kiek duoda bookmakeriai, imčiau Peidžą, imčiau patirtį. Vis dėlto imčiau patirtį, nes Peidžas turi daugiau galimybių laimėti tą kovą. Šaramagomedovui bus sudėtinga gaudyti Peidžą per ringą. Plus ryčas, matom, akivaizdžiai Peidžo yra 16 cm didesnis. Aš imsiu patirtį žmogų, kuris turėjęs čempioniškų kovų ir kuris dar gali pritaikyti imtynės. Jo, kritiniu atveju. Kad galim žiūrovom pasakyti tai, kad už Peidžą duoda 2.45 koeficientą, tai ganėtinai tikrai nemažas koeficientas, už Šarą Magomedovą duoda 1.55. Tai tavo pasirinkimas būtų už Peidžą, netu rizikuotum? Aš rizikuočiau Peidžą, nes iš tikrųjų Peidžas tikrai nebus blogas underdogas, Šaramagomedovas nėra patikrintas, kol kas nieko tokio įspūdingo kovotojo nėra gavęs, tai aš imčiau Peidžą. Žinok, čia mūsų nuomonė šiaip įsiskirs. Aš tai vis dėlto pasirinksiu Šarą Buletą, tai visų pirma dėl to, kad jis yra dar jaunas, tikrai 30 tik tai metų. Tada vis tiek, žinai, nulis. Kai 15-0, žinai, kai tu turi nulį, pas tau yra ta motivacija išlaikyti tą nulį. Tai aš manau, kad jau bus tikrai ta motivacija nulį ir vis tiek kovotojai ruošiasi tom kovom, aš manau, vis tiek bus kažkoks priešnodis ir tikrai ras prieš Venomą tam tikrą priešnodį. Mes matėm, kad jisai krenta ir jį galima iškirsti. Galima. Nes vis tiek jo yra nestandartinė stovėsena, nuleistos rankos, yra taikvondo stovėsena, yra staigus Venomo prišokimas. Aš manau, kad tas šioje kovoje jį paves. Aš manau, kad Venom Peidžas, jeigu kas, nežinau, tai jis yra toksai labiau point fighteris. Jis yra iššokantis, ten tokių nestandartinės tokios kaip karate varžybos dalyvavęs, kaip kickboksas, tai vadinasi, kad tu turi ant prilėtimo pajudėti ir staigiai žmogui įmušt smūgį. Tai yra, dėl to jis turi tokį didelį staigumą. Įdomu iš tikrųjų, kaip seksis Šarą Buletui. Pirmų numerių bus labai sudėtinga spaus Peidžą, reiks Peidžą turbūt kontratakuoti. Įdomu, kaip seksis Šarą Magomedovui. Jeigu šita kova būtų prieš kokius 5 metus, aš vienareikšmiškai pasirinkčiau Peidžą. Tai už Peidžą ir koeficientas būtų kaip už Sergejų. Taip, tai būtų viskas atvirkščiai, bet sakau, bet tikrai pasirinkčiau Peidžą dėl to, kad jisai tuo metu, kai buvo pykę,
Tai buvo nerealus kovotas. Dabar vis tiek tas amžius ir jau matosi, kad jis jau ir sulėtėjęs yra, jau ir reakcija kitokia. Tai va tas va man kelia ir dėl to aš ir va pasirinksiu Magomedovą. Tai, Nu ir ką, mūsų pagrindinė main kardas, pagrindinė kova. Izraelio Desanė Prieš tikrą prancūzą. Nasurdinį Imavovą. Tikras prancūzas, tikrai. Tikras taip, prancūzas, nieks net nebejojo jo prancūziškom šaknim. Jo, tai vat grįžtant prie Adesanijos, tai mes žinom, kad yra tikrai įspūdingas smūgiuotas, kickboksininkas, turbūt geriausia jo trilogija prieš Aleksą Pereirą, kur buvo. Kurią Adesanija uždarė pergalę. Taip, 2-1. Duškaris uždarė pergalę ir iš tikrųjų laimėjo tikrai, pasiruošęs gerą taktiką ir toj kovoj pamatėm, kad Pereira gali krist ir kad Adesanija tikrai turi smūgį. Bet žinai, ta tokia kova buvo netgi ir ten, kur lygtai ir Adesanija laimėjo, bet tai atrodė, kad nežinau ar laimės. Ten gal tas vienas, žinai, smūgis pakeitė tą visą kovos eigą. Bet aš manau, kad Adesanija laukia to, jis buvo pasiruošęs, tikrai nėra kvailas, Pereira labai atsidaręs, jis gerai užkontratakavo, gera kova, bet šiai dienai Adesanija yra pas mus kritime. Jo, tai 2 pralaimėjimai yra iš eilės, tai Sean Stricklandui ir Dricus du Plessis. Ką galvoji apie šitas kovas? Pakomentuok, ką tu manai? Apie šitas... apie šitas 2 jo kovas. Tai su Stricklandu man atrodo, kad jis jau nebeturėjo motivacijos, nes jo buvo motivacija prieš laimėti prieš Aleksą Pereirą. Tai yra įrodyti, uždaryti tai, kad jisai geresnis. Su Stricklandu man toks jausmas, kad jis buvo ne savam kailiu. Žinai, jį taip... aš nepasakyčiau, kad Stricklandas jį ten taip izoliavo, bet matėsi, kad... Žinai, toks nepasitikėjimas buvo kažkoks iš jo viduje savim ir toks jausmas, kai žinai, kai jau esi persivalgęs viso šito. Esi jau pavargęs nuo viso šito ir tas labai jautėsi iš Adesanijos. Tai va, o su Dricus du Plessis tai matėme, kad jam tikrai labai gerai sekėsi. Labai gerai sekėsi. Ir va, 4 raunde pritrūko kvėpavimo. Aš nežinau, iš tikrųjų, mano nuomonė, pasakysiu taip, kad pirmas dalykas su Seanu Stricklandu, man irgi atrodo, kad jis tiesiog buvo nebemotyvuotas, nesitikėjo, gal jis net normaliai net nesiruošė prieš Seaną Stricklandą, nes turbūt galvojo, kad nesunkiai persmūgiuos. Tas pirmas smūgis, pirmam raunde, tas knockdownas, kada Adesanija krito, jis turbūt nesitikėjo, kad tai bus. Tada išmušė iš vėžių, bet kai jisai kovojo su Dricusu du Plessis, kai jisai laiminėjo kovą, iš tikrųjų, netgi tas jo gestas, kada jį pradėjo Dricusą smaugti, visą kitą, jis atrodo toks nevalingas ir neatrodė, kaip Page'as, jis atrodė toksai, kad paėmė jau tiek tos pasiduos. Tarsi nebeatrodė, nedegė akis, nebuvo čempioniško kažkokio tokio pasiryžimo. Jis atrodo, kad išeina tiesiog kaip statistas pasimti čekį. Tai labai įdomi kova, tuo pačiu, ką aš galiu pasakyti apie Nasurdinį Imavovą, ne? Daro įspūdį jisai man. Pirmas kovas jis man tokį įspūdžio nedarė. Bet jo praeitį metai kokie buvo įspūdingi šį palyginus. 3 yra kovas, yra 3 kovas laimėjęs tikrai prieš gerus varžovus, tai Dolidze, Kanonyras ir prieš Aleną. Tai žinai, tai realiai topiniai kovotojai. Ir realiai Chris Curtisas ten buvo kontestas, kuris išdarinėjo, ką norėjo. Taip, faktas šiojo. Jo, tai Tai šiaip apie patį kovotoją, tai sako, kad prancūzas, bet iš tikrųjų ne, jo, jis yra iš Rusijos, bet dėl tam tikrų priežasčių persikėlė į Prancūziją. Tai nuo mažens, man atrodo, nuo 7 metų pradėjo boksuotis. Ir jo tėvas berods yra boksininkas. Jo, tai man atrodo, kad tėvas jį ten ir treniravo. Tai iki 16-17 metų jisai boksavosi ir vėliau perėjo į MMA. Tai MMA dabar salė yra kartu pas buvusi Francis Ngannou ir dabartinį trenerio Cyril Gano. Jo, Cyril Gano, jo. Tai ten ir treniruojasi, ten yra jo vienas iš sparring partnerių. Tai ganėtinai man patinka šiaip Imavovas dėl to, kad turi neblogas rankas. Gerai boksuoja, gražiai dirba. Gražiai dirba, ne šiaip savo yra pravardės snaiperis. Taip. Tikrai ir pataiko, ir statistiškai tikrai gerai pataiko. Berods pravardė yra netgi ne snaiperis, o man atrodo rusų snaiperis. Ne, snaiperis yra.
Tai vat labai įdomu, kai vienas kovotas yra pralaimėjimų kelyje, kitas yra pergalės kelyje, kaip ir sakėm, kad Izraelio Adesanė yra du kartus yra pralaimėjęs, o Paskutinėse kovose. Jo, o Nasrudinovas yra laimėjęs paskutinės 3 kovas. Tai vat, kokie spėjimai, Augustai? Iš tikrųjų, kova labai įdomi. Man patinka, kad Nasrudinas yra ne visai vienpusiškas kovotojas, kad jisai gali imtyniauti. Šitoj kovoje vienintelį man nerimą keliantis dalykas yra tai, kad Nasrudinas gerai gavo per galvą nuo Šono Striklando. Ir Nasrudinas kvėpuoja neypatingai gerai. Bet žinok, dabar po paskutinių kovų, man atrodo netgi ne po paskutinių kovų, po paskutinio pralaimėjimo, jisai labai susirūpino su to savo kardio ir pradėjo treniruoti. Ir tikrai mes matome rezultatus, kad tikrai neblogai. Tada, kas liečia imtyniavimo, kaip ir imtyniavo neblogai, bet jisai labai mažai jų atlieka. Jisai kovoje, daug dievė, vieną takedowno bandymas yra. Dažniausiai neprireikdavo to daryti. Taip, tai vat klausimas, ar prieš Adesaniją bandys. Nes žinai kaip, Adesanė šiaip irgi labai daug kelio vaizdo įrašų, kaip jis treniruojasi grapplingas, su to pačiu sugalvavo. Adesanė berods pas Adesanę sąlygį treniruojasi, tarsime tiksliau nesitreniruoja, padeda jam ruoštis Craig Jonesas. Tai jo, tai žinai, Craig Jonesas tai patys galvavo, žinai, nes jisai atstovauja ATA žymą. Kaip ir žinai, imtyniauja panašiai, bet kas liečia jiu-jitsu ir kas liečia MMA, tai žinai, čia du skirtingi dalykai. Tai va, tai kokios prognozės, Augustai? Nežinau, iš tikrųjų, kova labai sudėtinga ir turbūt aš šitoj kovoj pasimčiau vis dėlto žmogų, kuris eina ant laimėjimų serijos, patikėsiu aš juom, nes pirmas dalykas turi daugiau ginklų, gali imtyniauti ir Adesanė atrodo tiesiog nevalingas, išsikvėpęs, galbūt grįž su kažkokia nauja motivacija, bet Nasrudinas tikrai atrodo pakankamai pavojingas bičas. Ta prasme, aš tikrai imčiau Nasrudiną šitoj kovo, aš žinau, koks yra koeficientas. Ir man atrodo, kad su Šonu Striklandui tiesiog mentaliai pavyko palaužti Nasrudiną. Nasrudinas nesitikėjo, kad Šonas Striklandas atlaikys tą patį jo pirmą spurtą. Ir tiesiog pritrūko jam kardio, nesitikėjo, kad tas atlaikys ir gavos kaip gavos, pralošė tą kovą. Bet kitose kovose tikrai parodė, tuo pačiu prieš Aleną parodė, kad įmanoma grįžti. Kanonierių tikrai sudorojo. Vis dėlto patikėsiu naujų krauju. Čianais patikėsiu naujų krauju. Nu jo, vis tiek jis, žinai, yra 28 metų. Aš manau, tokiam svorį, tai jisai yra pačiam jėgų žydėjime. Jaunuolis, jo. Tai kaip ir sakėjai, taip mes ir nepaminėjom dar, kokie koeficientai duoda bookmakeriai, tai kaip tik yra Adesanė yra favoritas, šitos kovos yra 1,53, o Imavovas yra su 2,50, nors ir Imavovas yra 3 pergalių serijai, bet jo, koeficientai yra tokie, tada, kaip ir pasakėjai savo sprendimą, paimsi Imavovą. Tai žinok, aš su tavim gal ir sutiksiu, man toks, žinai, yra 60-40, tai yra 60% aš vis tiek atiduodu pergalę Imavovui, dėl to, kad, kaip ir sakėm, jaunas kraujas, 28 metai, yra motyvuotas, dar eina link to čempiono, jisai, žinai, ištroškęs to čempiono, o Adesanė jau, kaip ir buvo čempionas, buvo vienas iš geriausių turbūt, neturbūt tikrai geriausių vidutinio svorio kategorijos čempionų, tai jisai įrodė, o dabar aš nežinau, kam jam yra įrodyti. Ar kad jam susigrąžinta diržą? Nemanau. Aš nemanau, kad jam yra įdomu, jis tai net filmuoja video, paskutinėse kovos jisai sėdė, saudekį užsidėjęs, atrodo žmogus atsipalaidavęs, džiaugiasi gyvenimu. Neatrodo akis degančios, neatrodo jis ypatingai motyvuotas, o kai alkis ir motyvacija yra labai didelis variklis šiandien. Tikrai taip. Tai ką? Nėliau, ką einam perinam prie pasirinkimo. Taip, jo, perinam prie pasirinkimo. Mūsų šios savaitės biudžetas yra 100 eurų. 100 eurų, jo, praeitą savaitę laimėjome, turėjom 50, tai dabar padvigubinom, yra po 50 eurų, tai mes dabar sugalvojom tai, kad mes dabar išdalinsime. Tai yra už 50 eurų statymą darys Augustas, už 50 eurų darysiu aš. Tai Augustai, ką tu rinksies? Savo pasirinkimus, teisingai? Taip. Tai aš manau, mano 40 eurų pasirinkimas bus. Tai bus
turbūt aš žinau, ką Danielius rinks, aš jaučiu, kad bus panašu. Mes beje nesam susitarę. Tai bus Muhamed Naimov ir Sergej Pavlovičius. Čia mano 40 eurų pasirinkimas ir mano dar vienas pasirinkimas. Šį kartą surizikuosiu aš. Tai imsiu Ikramas Aliskerovas, Andrė Munysas. Imsiu, kova baigsis anksčiau laiko. Ir imsiu Narsudijų Imavo pergalę. Kombinuotas. Tai supratau. Taip, aš žinai, ką aš darysiu gal tokį daugiau saugesnį, žinai, statymą. Nežinau, ant kiek saugesnį iš tikro, bet kažkodėl manau tą kuždą, kad Saidas Nurmagomedovas laimės. Ir tikrai koeficientas yra jo neblogas, yra 1,50, tai aš pasirinksiu jį, sukombinuosiu aš jį su Sergejum Pavlovičium. Tai va, ir ten gaunasi tikrai koeficientas apie 2, tai va 50 eurų ir aš vėl pabandysiu padviguminti savo statymą. Aš pasiėmiau tokį vieną, tikrai irgi, aš skaitau, kad labai Muhamed Naimovas yra pakankamai su Sergejum Pavlovičium irgi skaitau, kad saugus. Ir vieną už 10 eurų, sakau, surizikuosiu. Pažiūrėsim, kaip bus. Tai ką, buvo labai malonu su tavim Augustai pabendrauti ir su jumis visais, tai yra padaryti tą apžvalgą, apžvalgą Fight Night'o. Tikiuosi, jums žiūrovai patiko, tai kad spauskite like, komentuokite, rašykite savo pastebėjimus, taip pat gal kažkokias savo prognozes apie tos kovotus, gal kažkur jūsų nuomonės sutaps, su mūsų nesutaps, tai irgi komentuokite, rašykite, mums įdomi, bet kokia kiekviena jūsų nuomonė. Taip, rašykite mūsų Instagramus, užpilkit mūsų heiterių žinutėm. Tikrai, iš tikrųjų lauksim kiekvieno nuomonės, gal iš tikrųjų mes visko nežinom, mes daug domimės, bet jeigu jūs kažką žinot, kažką galit papildyti, tikrai atsiųskit, būtų įdomu paklausyti jūsų nuomonę. Taip pat galit komentaruose surašyti jūsų laukiamą kovą šito turnyro ir kaip jūs galvojat, kas laimės. Tikrai būtų visai įdomus tas atbulinis ryšys. Tai ką, su jumis buvo laida Sekundantai, buvau aš Danielius Grebliūnas ir Augustas Šalkauskas. Nu ką, iki malonaus. Iki pasimatymo sekantį kartą.